Dar pavadinimo tiksliai neturi, bet tai keturvietis lėktuvas su labai panašus į trečią mano lėktuvą, su kuriuo daug skraidau, į Vėją panašus. Bet ten atsižvelgta tame lėktuve vis tik tai yra metų jau nemažai skraido, tiesiog išlindo kai kurie defektai, šiek tiek morališkai pasenęs, todėl šitas turėtų būti žymiai tobulesnis. Visų pirma, jau susikaupė pakankama patirtis ir aukštesnė darbo kokybė. Stengiamasi daryti iš geresnių medžiagų, kaip mato, čia nudažyta gerais dažais, kol kas tik tai rėmas, ir erdvesnė kabina. Vienas iš tokių svarbiausių dalykų – labai erdvi kabina, nes mano lėktuvo senojo trūkumas gana ankšta kabina. Ir čia galima pasižiūrėti jau sėdynės pasiūtos beveik. Priekinė sėdynė, kaip ir seno lėktuvo, reguliuojamas atstumas. Aš konstrukciją panašią išlaikiau, tik tai panaudojau iš vėlinius tokius amortizatorius. Kai baldininkai naudoja, galima pasižiūrėti, užpakalinė sėdynė labai gerai matosi, labai mažas svoris ir labai patogu sėdėti, komfortiškas sėdėjimas. Tai va dabar dėl kabinos. Toliau tas lėktuvas turės važiuoklės priekinį ratą, kadangi nutarėm, kad jau kokybiškesnis, žemesnės piloto kvalifikacijos reikia. Ir pagrindinis dalykas, dar kas norima, daug tokių dar dalykų galima pasakyti, bakai dideli. Bakų tūris bus beveik 140 litrų, todėl sunaudodamas benzino mažiau negu 20 litrų valandą, jis turėtų nesunkiai skristi 1000 km, kur jau tokios klasės visi lėktuvai skraido. Dar vienas dalykas, buvo stengiamasi padidinti kreiserinius greičius. Buvo visiškai, jeigu mano lėktuvo sparno profilis toksai, galima pasižiūrėti. Čia yra pajūriečio sparno toksai profilis K12, su kuriuo mes skraidom, o čia parinktas visiškai naujas profilis laminarinis, galima pažiūrėti šito lėktuvo profilį. Sparnas gaminamas iš medžio, mes pabandysim vėliau papasakoti apie sparno gamybą. Styga mažesnė 10 cm, taip sakant, sparnas siauresnis 10 cm. Plotas irgi šiek tiek pamažėja, bet kadangi įmontuojami efektyvūs užsparniai, manau, kad tūpimo greičiai bus panašus, o kreiserinis greitis turėtų padidėti gerokai ir, tikiuosi, kad 200 turėtų skraidyti. Tai tiek gal pagrindinių dalykų. Čia dar norėčiau priekį, jau kadangi iš priekio pradėjom, perėjau prie tokios pedalų konstrukcijos. Ji iš pirmo žvilgsnių yra sudėtinga, bet vis tik gaminti ją nėra sudėtinga, bet ji labai daug atperka. Ir neapsikrauna valdymo sistema be reikalo. Ir labai patogu. Pilotas gali būti visiškai nepatyręs, sakysim, pilotas stresinėje situacijoje paprastai labai stipriai užmina pedalus. Ir jeigu tiesiai prie pedalų jungiasi trosai, persiduoda į posūkio vairą, tuomet ir vairas posūkio laužomas, ir trosai jau šičia gali pilotas kaip nori bijot, kaip nori drebinti kinkas, bet jau visai nelaužo konstrukcijos, iš esmės viskas vietoje jėgos pasišalina. Valdymo sistema, tiesiog mes jau stengiamės atsisakyti traukių, beveik pilnai trosiniai traukės, tik tai minimaliai naudojamos, ir čia panaudota toj vietoj Blaniko, aišku, nesudėtinga pačiam pasidaryti, bet Blaniko velenas valdymo sutrumpintas, ir matot, kaip viskas veikia. Ir su minimaliu dar vienas toksai dalykas,
minimalių visokių pašalinių elementų, minimalių ritinėlių kiekių. Vienas ritinėlis priekį, 2 tarpiniai yra, viso 3 ritinėliai, visa aukštumos vairo valdymo sistema. Norėjau čia dabar pradėtą variklio galingumo valdymo, gazo, taip sakant, rankina, prieš to jungsis bendras velenas ir 2 išeis gazo skridiniai. Čia įmontuota variklio pariebinimo rankenėlė ir priešgaisrinis kranas. Kadangi problema priešgaisrinio krano, čia tiesiog panaudotas santechninis pats mažiausias, kadangi iš fluoroplasto mes tikimės, kad problemų nebus ir tiesiog papildomai dar padaryta spiruoklė, kuri fiksuoja kraštinėse padėtyse. Be fiksavimo, aišku, toks kranas netinka, nes jisai skrendant gali užsidaryti benzinas ir visai netikėtai variklis sustot. Nu ir dar šiuo metu įmontuota matosi čia buksiravimo kablio. Galima pažiūrėti vamzdeliu, be ypatingų problemų. Buksiravimo kablio trosas, kuris uodegoje įmontuotą kablį valdo. Šitas yra irgi sumontuotas panašiai kaip senajame lėktuve trimerio trasa. Čia užsidės didelį rankiną, po to, kai lėktuvas bus baigtas, pamatysit, bus galima pasižiūrėti. Dar norėčiau iš kabinos papasakot, panaudotos medinės grindelės 3 mm klijuoti. Ant senesniam lėktuve naudojau duralį 1 mm, bet svoris praktiškai tas pats ir atsparumas, bet duoda papildomus triukšmus ir šita medžiaga šiek tiek pigesnė, todėl buvo nutarta daryti iš duralio. Dar galima pasižiūrėti, kadangi jau buvo siekiama tam lėktuve komforto, tai čia panaudota, nors sėdynė labai lengva, čia visa pilnai savadarbė, tiesa, kad jie aptraukta jos konstrukcijos, jau sunku pamatyti, bet ir galvos atramėlė yra. Važinėja pirmyn atgal, reguliuojamas kampas, skrisdamas pavargsti, gali kaip ir automobilį pakeisti kampą, įlipant vėl netrukdo. Ir dar yra variantas, sėdynės įsitiesia, lėktuve galima miegoti. Ir šitos sėdynės galima pasižiūrėti, jos dabar aš pabandysiu ištiesti. Va, čia bus už nugaros bagažinė ir vienas variantas, sakysim, čia miegoti, įsitiesia galima miegoti. Kitas variantas – įėjimas į bagažinę. Nu, čia kol kas neužtvirtinta, viskas laksto, bet kai bus užtvirtinta, viskas turėtų veikti. Nu ir dar čia antra tokia bagažinė bus lengviem daiktam įrengta, čia uždengta grinai sintetinė medžiaga sekonaitų. Dabar noriu parodyti truputį pagrindinį lėktuvo brėžinį, kad įsivaizduotumėte, apie ką eina kalba. Čia toksai jau jisai gavosi pusiau ir darbinis, nelabai gražus, bet jisai, mes kaip dideli konstruktoriai, tai jie daugiau popieriaus truputį sugadina. Mes ant to paties brėžinio ir bendras vaizdas kažkoks matosi ir iš esmės atlikti pagrindiniai skaičiavimai. Skaičiavimai yra santvaros fermos pagrindiniai skaičiavimai atlikti grafiniu būdu. Va čia galima pasižiūrėti tuos aprašytą mūsų išleistoj knygelė. Ir čia iš teorinės mechanikos paprasti dalykai visiems žinomi, bet galima pažiūrėti bendrą vaizdą. Lėktuvas kaip atrodys, kur bus važiuoklė, čia vaizdas iš viršaus. Ir šio lėktuvo viskas, jeigu anksčiau naudodavom įvairias, sakysim, kitų lėktuvų dalis, uodegos plokštumas, sparnus, ir už tai mus kritikuodavo, manau, visai be reikalo, nes naudoja visi standartinius ir varžtus nepuola būtinai tekinti, ir variklius iš kažkur perka, mes tiesiog mėgėjiškom sąlygom negalėjom daugiau, tai dabar iš esmės sekantis etapas jau yra pilnai viskas gaminta, ir uodegos plokštumos, ir sparnai iš naujo. Dar prie sparnų gamybos, kaip sakiau, grįšim, aš dabar truputį norėčiau papasakot nuo uodegos plokštumų pradedant. Štai yra pilnai pagamintas ir nudažytas posūkio vairas. Ir jis yra iš vamzdelių. Priekinė dalis virinta priekinis vamzdis, aš paskui ant kito parodysiu, kaip padaryta. Ir yra čia užpakalinė dalis, kad būtų kuo lengvesnė, daryta iš duraliuminio vamzdelio. Čia bus navigacinė lempa įstatyta. Ir kad išvengtume flaterio, čia yra švino. Vairas sąlyginai sunkokas, nors iš labai lengvų medžiagų, nes čia apie 1,5 kg švinų įlieta, kad lėktuvas galėtų skraidyti dideliais greičiais, nebijotų flaterio. Dėl flaterio reikia dėja paaukoti kokią 10, gal net 15 kg ant lėktuvo prikrauti švino, kad galima būti dideliais greičiais. Ir aš dabar norėčiau čia kolegos Kižio, toks pat posūkio vairas, labai panaši konstrukcija, nėra visiškai tokia, bet jie gana panašus, galima pasižiūrėti.
pagrindinis vamzdis čia eina plieninis ir privirinta tokie antgaliukai. Čia duralės ir priklijuota epoksidinė derva, viskas kaip sitraukia, viskas atrodo gražu, nesimato tos konstrukcijos ir tų visų tokių gal nelabai gražių vietų, kur čia sakysim. Tas klijavimas negražiai atrodo. O čia dedasi švinas, kad būtų pilnas įsvėrimas svorinis. Tiek apie posūkio vairą ir kitos uodegos plokštumos aš jų dabar nededu, pamatysit vėliau, jos lygiai tokiu pačiu principu pagaminta ir bus plonom atatampom, kurios duoda labai mažą aerodinaminį pasipriešinimą, visas uodega sutvirtinta. Kilis, kaip matot, irgi yra grinai iš vamzdelio ir nieko į tokią konstrukciją labai paplitus pasaulį, tiesa, ant tarybinių lėktuvų taip nedarydavau, bet reikia į pasaulį orientuotis. Galima pasižiūrėti aukštumos vairo valdymo sistemą. Kaip sakiau, ten priekį matyt vienas ritinėlis ir tarpe yra du palaikantys. Kuo mažiau tų ritinėlių, kuo paprastesnė konstrukcija, tuo geriau. Ir va čia prisijungs dviem varžtais aukštumos vairo flanšas ir toliau aukštumos vairas valdysis. Šičia yra padaryta, nors aukštumos vairas balansuotas, jau įdėtas švino, bet šiek tiek nepakankamai, tas buvo sąmoningai padaryta, kad tiesiog išskirstyt svorį. Likusi dalis, kiek čia truks, čia gali būti apie pusę kilogramų, dar nesvėriau, nežinau. Čia bus dadėta švino, kad aukštumos vairas taip pat būtų svoriškai pilnai išbalansuotas. Nu, dar kablio valdymą galima pasižiūrėti. Čia yra iš sklandytuvo LAK 12, truputį apmažintas kablys, privirinta rankena padidinta ir čia iš kabinos valdymas, o norint, kad būtų patogu užkabinti grinai priejus prie uodegos, bus atskiras išvestas lynas. Kaip sako kalbininkai, ne trosas, bet lynas. Posūkio vairo trasa yra iš vis, kadangi žmogaus kojos yra labai stiprios, tai visiškai nėra reikalo jokio daryti jokių ritinėlių, galima grinai daryti tik tai per tokias slydimo įvorės, dedamas koproninis vamsdelis arba kas turi mažą trintį ir jeigu nėra labai staigių persilenkimų, tai posūkio vairui tikrai nereikia jokių ritinėlių, kadangi žmogus yra labai stiprus ir jis nejaučia jokių tų jėgų. Tuo tarpu, gal sakyčiau, silpniausia ranka yra į šonus lankstant. Eleronam reikia labai eleronus lengvai padaryti, aukštumos vairą irgi pageidautina lengva, todėl jau trinčių reikia vengti. O dar kartą kartuoju, posūkio vairui trintys yra visiškai nesvarbu, kol jos proto ribose. Dar noriu priminti, matyt, ankstesnėse kasetėse, ką akcentavau, čia visur, jeigu žiūrėsit į tuos mazgus konkrečiau, yra labai stengtasi suvest, kad neutralios visų vamzdelių ašiai sueitų į vieną tašką, kad nebūtų pavojingų momentų. Ir atrodo, šitas dalykas mums pavyko. Visur, jeigu kur bežiūrėsite, visur stengiamasi tą taisyklę išlaikyti. Čia labai tipiška visų mėgėjų klaida, kai neišlaikoma ir tuomet konstrukcija praranda prasmę.